Ar tu jauties kaip žvaigždė? Ne. Tai jauskis. Todėl reikia stoti į Komfaką, nes yra nemokamas stalo futbolas. Bandom. Labas, aš esu Vilius, pirmakursis formologas. Pasirinkau šią specialybę, nes ji man pasirodė perspektyvi. Labas, aš esu Agnė. Didžiausią įtaką mano apsisprendimai padarė mano neapykanta tiksliesiems mokslams bei ta specialybės platumas, kadangi tu čia gali atrasti ne vien pačius komunikacinius mokslus, tačiau politiką, ekonomiką ir manau, tai mane labiausiai sužavėjo. Labai tu gerai pasiklausyk. Pirmam pusmetį, kaip ir mes labiausiai koncentravomės į informacijos vadybą, taip pat turėjom šiek tiek komunikacinės politikos. Turėjom programavimą. Tikrai nelabai mėgau. Kuris nedžiugino, bet jis nėra toksai baisus. Nepagalvokit nieko. Visi išlaikėm. Perėjom. Taip pat turim ekonomiką, anglų kalbą, antrą pusmetį atsirado socialiniai tyrimai. Taip pat atsirado išmaniusios komunikacinės technologijos. Sociologiniai tyrimai. Taip. Visiškai rimti reikaliukai. Ir šiaip su ta informalogija yra tokia situacija, kad kai tu tik įstoji, tu pradedi galvoti, kodėl aš čia mokausi ir ką aš mokausi ir kuo aš būsiu, bet ilgainiui, kai atsiranda tu supratimas, tada dar labiau pradedi suprasti, kad taip, tai yra reikalinga, tai yra perspektyvu, mes turim galimybės. Mes būsime informacijos vadybininkais, informacijos specialistais. Tvarkysime informaciją. Taip, o kas valdo informaciją, tas valdo pasaulį. Informacija yra pagrindas. Ne, garantas. Sėkmės garantas organizacijos. Taip. Informacija yra organizacijos sėkmės garantas. Taip, ir visiškai konkrečiai kalbant apie tas organizacijas, tai kad kiekviena iš organizacijų turi savo informacijos specialistą, kuris yra atsakingas už duomenų gavimą, pateikimą tiek pačioje organizacijoje, tiek už jos ribų. Tas darbas būtų ne tik, kad perspektyvus ir naudingas, bet ir įdomus, aš manau.